mašinos rikiuo, kaip kalbėjome, o visi kiti čia. Linija. Šio pastato šeimininkai ugniagesiai gelbėtojai. Labadiena, Lapių seniūnijos gyventojai. Mums labai malonu matyti jūs visus. Iš tiesų, šiandien Lapėse ypatinga diena. Susirinkome čia pasidžiaugti, kad miestelyje turime naują ugniagesių gelbėtojų komandos pastatą, kuriame dirbs ugniagesiai gelbėtojai ir jie užtikrins Lapiečių ir jos apylinkių gyventojų saugumą. Šiandien taip pat minime ir ugniagesių globėjo Švento Florijono dieną. Krikščioniškoje tradicijoje Šventas Florijonas laikomas žmonių gelbėtojų nuo gaisrų ir stichinių nelaimių. Jis vaizduojamas kaip šarvuotas riteris su ietimi, liejantis vandenį ant liepsnų. Švento Florijono diena Lietuvoje buvo minima iki Antrojo pasaulinio karo. O atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, ši diena vėl tapo ugniagesių gelbėtojų profesinė švente. Džiugu, kad šiandieną su mumis šioje šventėje dalyvauja Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, mero pirmasis pavaduotojas Petras Mikelionis, Seimo narys Antanas Nesteckis, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas, vidaus tarnybos pulkininkas Vidas Kerševičius, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisaras Romas Oželis ir kiti svečiai. Ugniagesiai gelbėtojai iš tikrųjų superherojai pagal iškvietimą. Ir iš tiesų sėkmingą ugniagesio gelbėtojo darbą lemia herojaus savybės, drąsa, emocinis stabilumas, mokėjimas dirbti komandoje,
Būtina greita reakcija, gera fizinė sveikata bei ištvermė. Ugniagesiai gelbėtojai, jie ne tik gesina įvairius gaisrus, jie taip pat gelbėja žmonių gyvybės, likviduoja avarijas. Mėlieji, šiandien atidarome Lapių ugniagesių komandos pastatą, kuriame dirbs ugniagesiai gelbėtojai. Na ir dabar norėčiau pakviesti juostos perkirpti. Kviečiame Kauno rajono merą Valerijų Makūną, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininką vidaus tarnybos pulkininką Vidą Kerševičių, Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos direktorių Romą Steponavičių. Kviečiame perkirpti juostą. Juostą perkirpome, įėjimas laisvas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandieną mūsų šventėje taip pat dalyvauja kunigas monsinjoras Lionginas Vaičiulionis. Prašytume gerbiamą kunigą pašventinti šio pastato. Dieve, tavo vardu viskas palaiminama, palaimink šį gaisrės pastatą, kad kiekvienas, kuris šauksis tavo pagalbos, sulauktų dvasinį fizinę sveikatą. Tu prašai per visą mūsų viešpatį. Ačiū gerbiamam kunigui. Norėjau visus pasveikinti su šitą gražią šventę, įeinant į naują pastatą, kurio paskirtis visų mūsų džiaugsmui saugoti mūsų aplinką, saugoti visus mus ir saugoti šitų miestelių ir seniūnijos gyventojus. Norėčiau padėkoti pirmiausia Kauno rajono savivaldybei, merijai už didelės pastangas gaunant šitą projektą, gaunant lėšas iš Rūpinos ir už visą rūpestį, kurį jie padėjo, kad miestelis atrodytų gražesnis ir saugesnis. Taip pat norėčiau įteikti šitą raktą kaip amžinybės simbolį padarytą iš akmens metalo naujam savininkam ilgam naudojimui. Dėkojame statybininkam už pareikštą pasitikėjimą mūsų darbui ir stengsime pateisinti jų lūkesčius. Ir pastatą naudosim pagal paskirtį ir saugosime ir tausosime. Dėkui. Nuoširdus darbas bei žmogiškosios vertybės. O iš tiesų sunku net išvardinti viską, ko reikia ugniagesio darbuotojai. Sveikinimo žodį tarti kviečiu Kauno rajono savivaldybės merą Valerijų Makūną. Gerbiami ugniagesiai gelbėtojai ir drįstu teikti šios šventės dalyviai. Aš manau, kad esame liudininkai, kai ir nedidelis darbas, gražus darbas tampa gražia švente ir pasididžiavimo ne tik tai Lapių bendruomeniai, Domeikavos bendruomeniai, bet ir Kauno rajonui. Taip pat sakyčiau, kad tai sektinas pavyzdys ir kitom Lietuvos savivaldybėm. Švento Florijono dienos proga už gaisre išgelbėtą gyvybę padėka Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos Paptų ugniagesių komandos vyr ugniagesiui Algirdui Vaščilai. Švento Florijono dienos proga už gaisre išgelbėtą gyvybę
Padėka Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos Babtų ugniagesių komandos ugniagesiui Vidmantui Vaitiekūnui. Švento Florijono dienos proga už profesionalų Kulautuvos ugniagesių komandos veiklos organizavimą padėka Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos Kulautuvos ugniagesių komandos vyr ugniagesiui Aurelijui Bernatoniui. Švento Florijono dienos proga už bendradarbiavimą vykdant priešgaisrinės saugos švietėjišką veiklą Kauno rajone, Kauno rajono ugniagesių savanorių draugijos pirmininkui Klemensui Narkevičiui. Mes taip pat norėtume čia pakviesti Lapių ugniagesių komandos vadovą, kad galėtume įteikti dar vieną simbolį, simbolizuojantį šitą administracinį vienetą Kauno rajoną, būtent gerbą ir gesintuvą. Gerbiamas merė, gerbiami Seimo nariai, gerbiami ugniagesiai, gerbiami susirinkusieji. Iš tiesų šiandieną, kaip ir minėjo, tikrai mums dvigubo šventė, nes be abejo Švento Florijono diena mums ypatinga. Mes visada pagalvojam apie savo darbą, apie savo pasirinkimą. Tačiau, kai dar gaunama tokios vertingos dovanos, kaip šita nauja ugniagesių komanda, tai iš tiesų širdis džiaugiasi, nes prieš 5 metus su gerbiamu meru buvo pradėtas pokalbiai apie ugniagesių komandos būseną Kauno rajone, apie gyvenimo sąlygas, apie darbą ir štai šiandien matom tokią, fantastišką metamorfozę. Iš tiesų, ugniagesiai su puikiom uniformom, puikios patalpos, ir džiugu, kad valdžios vyrai savo žodžius tęsia. Tai labai visų ugniagesių vardu noriu padėkoti iš tiesų rajono merui, administracijai, bendruomeniai, kad vis dėlto tai yra investicija visų pirma į žmogų, į jo saugumą. Ir norėdami, kad šis statinys turėtų ir savo dvasią, taip pat norime įteikti Lapių ugniagesių komandos vadovui simbolį, angelą, kad jisai saugotų nuo tokių blogybių. Labą dieną visiems. Gerbiamas merė, gerbiami svečiai. Kiekvienais metais atgimstant gamtai, gegužės 4 dieną yra švenčiama ugniagesių globėjo Švento Florijono diena. Šventas Florijonas buvo senovės Romos karys, kuris vieną kartą išgelbėjęs žmonės tapo šventuoju. Mūsų ugniagesiai gelbsti žmonės kone kasdien, nors ir ne šventieji. Todėl aš noriu pirmiausiai pasveikinti ugniagesius su Švento Florijono ugniagesių globėjo diena ir palinkėti jiem laimės, stiprybės, kantrybės, dirbant šį nelengvą ugniagesio darbą. Džiugu, kad Švento Florijono dienos išvakarėse mes atidarome šią naują gražią gaisrinę. Šios gaisrinės idėja statybos jau prieš maždaug 10 buvo kilusi
ir jinai visą laiką rutuliuojasi. Tegul šventas Florijonas jūs globoja ir sėkmės darbe, mažiau, kad būtų nelaimių, dėl to draugija dirba šiai dienai švietėjišką darbą, tam, kad jūsų iškvietimų būtų mažiau. Ir taip pat tą pačią progą noriu irgi įteikti atminimo dovanas tiek Lapių komandai, tiek kitų komandų vyrų ugniagesiams, kad atsimintumėt, kad Lapėse šią dieną oficialiai atidaryta ugniagesių komanda. Prašom kitų komandų vyrų ugniagesių. Sėkmės darbą. Kaip matot, ugniagesiams savanoriams tenka dirbti ne tik tai gesinimo darbus, bet ir padeginėti kartais. Taigi įvyko avarija, nelaimė, dega automobilis. Pirmiausia, noriu jūs įspėti, kad kiekvienas lengvas automobilis privalo turėti ugnies gesintuvą, kuris turi ne mažiau negu 2 kg gesinančios medžiagos. Dabar vyksta automobilio gesinimas su putų generatorium, panaudojant vandens putokšlio mišinį ir putos geriausiai gesina degančius naftos produktus. Kartais būna tokių įvykių, kad neatsidaro automobilio variklio dangtis, neatsidaro duris, yra viduje keliamas, karpomas ir visi kiti darbai atliekami panaudojant hidraulinę įrangą, kuri yra skirta šitiems darbams ir gali karpyti ne tik automobilį, gali karpyti kitas metalinės. Na, ugniagesių išsidėstymas užima tam tikrą laiką, bet reikia atlikti viską teisingai, taip kaip priklauso pagal technologiją ir neskubant tam, kad nepridaryti žalos žmonėms esantiems viduje. Štai dabar pjaunamas priekinis automobilio stiklas su specialiu pjūklu tam, kad būtų galima karpyti konstrukcijas. Matot, vidu yra nukentėjęs prispaustas keleivis ir dabar vyks jo išlaisvinimo iš automobilio darbai. Bus naudojama įranga, tai yra hidraulinis plėstuvas ir hidraulinės žirklės.
yra pakeliamas tam, kad būtų atlaisvintas jo deformuotas kėbulas ir galima būtų atlaisvinti dureles. Matėte, jeigu rankomis variklio dangčio nepavyko atidaryti, su specialia įranga tai bus atlikta gana sėkmingai ir pakankamai greitai. Štai tas ir pavyko įvykdyti. Atjungtas akumuliatorius, kad neįvyktų pakartotinis užsidegimas nuo trumpo elektros jungimo. Patikrinimo bagažinė ir nėra dujų balionų. Ardant automobilį reikia laikytis tam tikrų saugumo priemonių, kad nepakenkti žmogui esančiam viduje, kuris yra prispaustas ir pats negali išsilaisvinti. Atlaisvinus automobilio kėbulą pavyko atidaryti vienos pusės dureles, kitos yra ardomos jau mechaniniu būdu, lėstuvų pagalba. Toliau bus naudojamos hidraulinės žirklės tam, kad nukelti automobilio stogą ir padaryti vasarinį variantą, kadangi vasara pagaliau ateina. Automobilio stogas. Po gelbėjimo operacijos iš automobilio bus pakeltos automobilinės kopėčios, kurios gali pakelti ugniagesius į 37 metrų aukštį ir drąsius svečius arba šventės dalyvius paprašysim pasinaudoti šitom ugniagesių paslaugom ir pabandyti palipėti kopėčiom, jeigu atsiras drąsių. Na štai, pavyko atkelti automobilio stogą. Šita gelbėjimo operacija jau tuoj eis į pabaigą.
Ir štai operacijos kulminacija, automobilis yra sukarpytas, atlaisvintas automobilio vairuotojas, dabar vyksta paskutinė fazė jo išėmimas iš automobilio ir perdavimas medicinos darbuotojams. Štai pagaliau yra automobilio priekis pakankamai atverstas į priekį. Vyksta vairuotojo iškėlimas iš automobilio, iš karto pakišant po jo specialius kietus neštuvus, nes šiuo metu nėra žinoma, kokie yra sužeidimai, ar nepažeistas vairuotojo stuburas, kaklas, kiek pažeistos kojos, rankos, tai galės nustatyti tik tai medikai, kuriems jis taip pat bus perduotas. Na, operacija baigta, galima ugniagesiams gelbėtojams ir paploti dar vieną kartą. Ugniagesys gelbėtojas dabar yra pakeliamas į reikalingą. Matot, sekundės nemenkas degimo židinys duotas. Kada įliepsna tuini, kada į pragarą lendi, ramus esi, nebemastai apie save, nors laukia juk tavęs namie ugniagesy. Ugniagesy ir Florijonas su tavim kartu visi. Ugniagesy, tu Dievo ašara skaidri ugniagesy, ugniagesy. Padėt, pagelbėt, nugalėt, tarytum viesulas skubi, ugniagesy. Kada aplinkui sumaištis, turi išlikti savimi, ugniagesy. Ugniagesy ir Florijonas su tavim kartu visi. Pirmyn, ugniagesy, tu Dievo